Iš tikrųjų, man pasisekė, nes mano pats pirmas įsidarbinimas buvo tarptautinio projekto komunikacijos koordinatorė. Tai čia yra labai aukštos pareigos ir aš manau, kad pavyko vien dėl to, nes studijavau čia. Mūsų studijos jos buvo labai plačios, ne tik apie pačią skaitmeninę rinkodarą, bet mes turėjome ir apie pačią rinkodarą, ir apie tradicinės reklamos priemonės, ir apskritai apie patį verslą, kaip visa tai vyksta. Galbūt netgi galėčiau teigti, jog KVK išugdė mano lyderystės savybės ir supratau, kad norėčiau galbūt ne kažkam dirbti, o savo. Aš padedu verslams sukurti jiems naudingą turinį, kuris patrauktų jauną žmogų. Mokykloje mokomės tai, kas yra privaloma, o ne tai, kas patinka. Aukštojoje mokykloje mes mokomės tai, kas patinka, o ne tai, kas yra privaloma. Viena smagiausių paskaitų, kurios teorinę medžiagą aš vis dar dabar taikau, kai pati vedu paskaitas, tai yra kūrybiškumo ugdymas. Tas mokėjimas kūrybiškai galvoti mane išgelbėjo ne kartą stresinėse situacijose, būtent rinkoje, dirbant tą darbą. Man visi studijuojami dalykai patiko, aš visur įsitraukiau, nes man visur buvo įdomu, bet studentavimas yra turbūt tas to amžiaus tarpsnis, kuris yra reikalingas patirti kiekvienam. Tai kad ir kaip bebūtų, studentų atstovybė turbūt išliko ilgiausiai atmintyje. Žmonės, kurie studijuoja KVK, jie visada yra tokie labiau galbūt laimingesni. Yra kažkoks vadinamas kabliukas, kur tau iškils klausimas, ar kartais tu nestudijavai Klaipėdoje, kolegijų, KVK. Ir dažniausiai atsakymas būna taip, iš kur žinai.